Sveiki visi, šimtmečio vynuogynas. Man noriu parodyti čia savo naują eilę, kur subedžiau šakeles praeitais metais gegužės pabaigoj. Kažkur tai maždaug, nes buvau pamiršęs pasiimti, tai reikėjo dar porą savaičių laukti, kad vėl atsivežčiau. Vienu žodžiu, tokia kliurka išėjo, bet aš labai patenkintas. Reikėjo net stulpų šiais metais jau sustatyti. Ir čia visi dideli tai yra nuo praeitų metų subestos šakelės. Ne sodinukai, o šakelės. O tie mažiukai tai arba atsodinti, arba naujai pasodinti. Naujos formos. O žiūrim. Viskas jau nukirpta. Ir po kokį metrą gerą. Tiesa, vienintelė toj parodysiu, kur čia yra. Parodysiu, kur buvo sodinukas. Ketvirtas. 1, 2, 3, 4. Tai va čia buvo sodinukas pasodintas. Šita Terra vadinasi. Jeigu bus tas, kas yra, tai bus labai malonu. Ultrikas, labai geras ultrikas, muskatas. O štai taip atrodo sodinukas šių metų. Yra skirtumas. Tai va. Man labiau pasiteisina šakeles subesti į paruoštą gerą gruntą, kad būtų orui laidus, purus. Čia irgi sodinukas šių metų. Čia persodinta, kur kibirė, o čia pernai įbesta šakelė. Čia jau galiu patvirtinti, kad yra džina. Ir iš tos šakelės jau suformuotas 3 geros rankovės. Čia jau po gerą metrą gal ir daugiau nukirpta buvo. Prieš 2 su viršum savaitės. Čia dar galima iš bėdos dar ir 4 rankovę palikti. Tai va šitaip vystosi. Aišku, ne visi. Čia pagal mano patirtį tai išskirtinė tokia vynuogė pas mane, kad taip vystytųsi. Va, o čia kita. Tai va tiek va apie vynuogės iš šakelių.